Labadiena, jūsų dėmesio tikisi svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. Praėjusį savaitgalį sužaisti Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio atsakomieji mačai. Pirmaisiais finalo ketvirto dalyviais 2024-aisiais tapo Šiauliai. Žydrūno Urbano auklėtiniai išvykoje 11 taškų skirtumų 83-72 nugalėjo Jonavos Cybet. Pirmąją tarpusavio dvikovą šiauliečiai buvo laimėję 3 taškų skirtumu. Taigi bendras serijos rezultatas + 14 taškų šiauliečių naudai. Saulės miesto atstovai po pertraukos grįžta į Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą. Paskutinį kartą jame šiauliečiai rungtyniavo 2022-aisiais, tačiau ten liko be medalių. Nugalėtojų gretose 12 taškų pelnė Paulius Dadusevičius, o po 11 LJ Torpas ir Dojus Mireikis. Jonaviečių rezultatyviausi žaidėjai 15 taškų surinko Lukas Kreišmontas, o 14 Lesteris Bedfordas. Pastarasis atliko ir 8 rezultatyvius perdavimus. Dabar jūsų dėmesio Žydrūno Urbano karštos emocijos po pergalės Jonavoje. Dabar norisi tą dainą sudainuoti tokia antras kvėpavimas. O gal tiesiog kukliai pasėdėsim. Va tokios ir emocijos. Va tokios yra ir emocijos. Dabar nieks nepasakys, kad Šiauliai yra niekas. Kad nereikšmingi, netikę, ne žaidėjai, ten to reikia, no reikia. Aš džiaugiuosi žiauriai už vyrus. Aš džiaugiuosi, kad mes kartu tapom komandą. Tapom komandą ir kurie nieks netikėjo. Tik mes viduje vieni kitų tikėjom, aš žiauriai jais tikiu. Ir kaip sakau dabar, Bebrytė, dabar turite tiesiog jausti pagarbą Šiauliam. Pradėkite jausti pagarbą Šiauliam. Po tokiem Šiauliam. Jie bus visada tokie. Kol aš būsiu. Pastaruosius kelerius metus Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinaliai tarp Vilniaus Ryto ir Utenos Juniklub Kazino Juventus būdavo intriguojantis. Tačiau šiemet viskas buvo kitaip. Uteniškiai buvo negailestingai nušluoti sausakimšoje Čyp arenoje net 104-67. Ketvirtfinalio rungtynių serija Giedriaus Žemėno auklėtiniai prieš uteniškius laimėjo beveik 50 taškų. Tai buvo 6 šių komandų akistata KBT ketvirtfinalių istorijoje. 2 kart šioje turnyro stadijoje triumfavo uteniškiai 2017 ir 2021, o 4 kartus į finalo ketvirtą šioje serijoje prasimušė Sostinės ekipa. Jos gretose 18 taškų surinko Markusas Fosteris, o daugiausiai rungtyniavo Arno Veličkos, Justino Gorovo, Gyčio Vasiulio ir Gyčio Razevičiaus ketveriukė. Visi šie krepšininkai surinko po 18 balų. Pastaraisiais metais Vilniaus Rytas nepatenka į KBT finalą. Paskutinį kartą vilniečiai čia žaidė 2020-aisiais, kuomet prie komandos vairo stojo Dainius Adomaitis. O dabar keliaujame į Panevėžį, kur vyko intriguojanti antroji serijos dalis tarp Panevėžio Lietkabelio ir Klaipėdos Neptūno. Rungtynės Panevėžyje buvo vertos dėmesio. Jos buvo fantastiškos, emocingos, o jų nugalėtojas paaiškėjo tik paskutinės atakos metu. Lietkabelio krepšininkai iškovojo pergalę 3 taškais – 79-76. Klaipėdos krepšininkai paskutinės ketvirtojo kėlinio atakos metu turėjo progą pasiekti reikiamą rezultatą. Tačiau Ignui Sargiūnui pritrūko kelių centimetrų iki tikslaus metimo, tad pergalę iškovojęs Lietkabelis pateko į pusfinalį, o jame Lietkabelio laukia akistata su Vilniaus Rytu. Pirmasis ketvirtfinalio rungtynes Neptūnas laimėjo 2 taškais, tad bendras serijos rezultatas +1 Lietkabelio naudai. Nugalėtojų gretose lemiamu metu tiksliai atakavęs Deividas Sirvydis surinko 20 taškų, o Neptūno neišgelbėjo 24 taškus surinkęs Ignas Sargiūnas. Pastarasis dvikovą išprovokavo ir 11 pražangų. Paskutinė ketvirtfinalio akistata įvyko tą patį sausio 21 vakarą Žalgirio arenoje, kur šeimininkai sutvarkė likusius futbolus. Kauno krepšininkai serijoje nugalėjo Vilniaus Vilkus ir pateko į finalo ketvirtą. Antrosios Žalgirio ir Vilkų tarpusavio rungtynės baigėsi krepšinėje neįprastu rezultatu – lygiosiomis 82-82. Tačiau didelę persvarą laimėtas pirmasis tarpusavio susitikimas lėmė tai, kad antrieji atvykę auklėtiniai keliauja į finalo ketvirtą. Šioje dvikovoje Vilkams jau vadovavo Dedas Pacevičius, kuris pakeitė Kęstutį Kapzūrą. Komandoje jau nebuvo ir Džordžio Gagičiaus, su kuria jau atsisveikinta. O dėl sveikatos problemų rungtynėse Kaune nerungtyniavo Rašydas Sulaibonas ir Vaidas Kariniauskas.
Nepaisant to lygiosios, tikrai neblogas rezultatas Nedo Pacevičiaus debiuto metu. Pusfinalio dvikovoje vasario 17-ąją Žalgirio krepšininkai susitiks su jau minėtais Šiaulių krepšininkais, o kitą pusfinalio porą sudarys Lietkabelis ir Rytas. Žalgiryje geriausi buvo vidurio puolėjai Kevarijus Geisas ir Laurynas Birutis, abu jie pelnė po 14 taškų ir atkovojo po 4 kamuolius, o Vilkų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Jeffrey Tayloras. Jis pelnė 21 tašką, atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, dvikovą jis baigė su 33 naudingumo balais. Dabar pakalbėkime apie Europos taurę. Panevėžio Lietkabelis sausio 24-ąją išvykoje turėjo labai svarbias rungtynes prieš Ankaros Turk Telekom ekipą. Deja, Lietkabelis 73-88 nusileido varžovams ir prarado viltis pakovoti dėl atkrintamųjų varžybų. Pirmąjį tarpusavio susitikimą namuose per pratęsimą panevėžiečiai laimėjo 7 taškų skirtumu, tad pralaimėjimas 15 taškų Aukštaitijos komandai nubraukė neteorinius šansus. Dabar panevėžiečiai nuo 6 vietos, kuri garantuoja vietą kitame etape, atsilieka 2 pergalėmis. Po 3 kėlinių Lietkabelis šioje dvikovoje dar pirmavo 1 taško skirtumu. Tačiau tragiškai sužaistas 4. kėlinys, kurį Lietkabelis pralaimėjo net 13-29, palaidojo viltis iškovoti pergalę šiose rungtynėse ir palaidojo tarptautinio sezono viltis. Vilčių patekti kitą etapą jau nebeturintys Vulfs krepšininkai tą patį trečiadienio vakarą Europos taurėje iškovojo įsimintiną pergalę. 75-57 palaužė Venecijos Umana Reer, kuriai šis pralaimėjimas tapo lemtingu kovojant dėl vietos atkrintamosiose. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai spurtavo 4 kėlinio pradžioje. Kėlinį Vilkai pradėjo atkarpą 18-1 ir pirmą kartą rungtynėse įgijo dviženklę persvarą. Umana Reer dar bandė spardytis, tačiau Vulfs pergalingo rezultato nepaleido vėjais. 4. dvikovos kėlinį Nedo Pacevičiaus auklėtiniai laimėjo net 28-7. Vilniečių ekipoje Trišanas Trumanas pelnė 14 taškų ir surinko 25 naudingumo balus, Kristianas Mekovulu pridėjo 12, o Gersonas Bruksas 11. Verta pažymėti, kad Vulfs iškovojo tik 2 pergalę šio sezono išvykose. Ir tai padarė, nepaisant to, kad rungtynėse nebuvo Rašydo Sulaimono ir Vaito Kariniausko. Per pastarąsias 9 Europos taurės rungtynes Vulfs iškovojo tik 2 pergalę. Prieš beveik 2 metus Palangoje Gargždų krepšininkai triumfavo nacionalinėje krepšinio lygoje ir taip žengė į Lietuvos krepšinio lygą. Tačiau prabėgus beveik 2 metams po šio triumfo Gargždų komanda jau paskelbė apie savo bankrotą. Ši naujiena Lietuvos krepšinio padangę sukrėtė sausio 25 dieną. Pirmasis šią naujieną paskelbė LNK televizijos žurnalistas Nerijus Blujus, o informaciją iškart keletui naujienų portalų patvirtino Gargždų klubo savininkas Ovidijus Jakubaitis. Gargždai šį sezoną iškovojo vos 3 pergalės per 17 rungtynių ir BetSafe LKL turnyro lentelėje rikiavosi paskutinėje 12 vietoje. Gargždų savininkas tinklalapiui Euritas LT patvirtino, kad Gargždų komanda į 2 Lietuvos krepšinio lygos rungtynes su Utenos Uniklub Casino Juventus ir su Panevėžio Savetbet Lietkabelio komandomis jau nevyks. Kaip numato oficialios FIBA krepšinio taisyklės ir BetSafe LKL čempionato vykdymo nuostatai, Gargždams pasitraukus iš čempionato, visos jų sužaistos rungtynės bei jų rezultatai bus anuliuoti ir klubas praras Lietuvos krepšinio lygos dalyvio licenciją. Taigi panašu, kad Gargždų komandos istorijoje galima dėti tašką. O šio sezono pradžioje komandos tikslai buvo tikrai ambicingi. Vis dėlto sezono eigoje Gargždus paliko net 7 krepšininkai. Šiandien laidoje viskas. Ačiū visiems už dėmesį. Iki pasimatymo kitą kartą.